Manau, kad šiandien Kaunas man yra tapęs tuo, kas tradiciniai literatūroje ir poezijoje įvardijama kaip tėviškė. Ir iš tikrųjų niekad negalvojau, kad Kauną aš savo įsivardinsiu tokiu sentimentaliu būdu. Bet neabejotinai, kai važiuoji į Kauną, pamatai atpažįstamus pastatus, pamatai savo vaikystės vietas, tai sužadina tokius jausmus ir prisiminimus, galvoji, čia yra tavo šaknis, čia yra tavo ištakos, tu čia bėgioji, krėtei šunybės, tai neabejotinai Kaunas yra tėviškė. Į antrą vertus, Kaunas man yra didžiųjų lūkesčių vieta ir aš labai tikiu, kad čia atsitiks nuostabūs dalykai ir Kaunas turi tą potencialą kūrybinio miesto, kultūros miesto, kūrybinių industrijų miesto, žalio miesto dviejų upių santakoje, kuris dar tikrai tikiu realizuosis. Mes sėdim vienam nuostabiausių modernizmo pastatų Kaune, centrinėme pašte. Jau jis sudomina daugybę žmonių, kurie anksčiau galvojo, kad tai yra kažkoks marginalus mažas miestas. Bet kai parodai fotografijas, parodai visą panoramą, tikrai siekis aplankyti ir noras būti to mažojo Paryžiaus lankytoju, jisai užauga. Tas pasakymas, kad tai yra akademinio jaunimo sostinė, yra labai tikslus. Nes iš tikrųjų daugybė aukštųjų mokyklų. Tokie flagmanai kaip VDU, KTU ir medicinos universitetas, dabar sveikatos mokslų kartu su veterinarija, žemės ūkio ir daugybės kitų, tikrai pripildo miestą tokio protingo, išsilavinusio, veržlaus jaunimo. Ir tai galėtų būti miesto viena iš vėliavų. Kaunas iš tiesų pilnas kultūros. Kauno galimybės tapti Europos kultūros sostinė 2022 aš žiūriu labai optimistiškai. Dabar mes esame finišo tiesiojoje su Klaipėda ir manau, ta kūrybininkų komanda, kuri rūpinasi Kauno kultūros sostinės projektu, ji yra labai solidi, ji, manau, galėtų būti čempionų komanda, nugalinti komanda. Palinkėjimas turbūt kiekvieno miesto ir kiekvienos šalies gyventojams, bet kauniečiams yra tikėti savimi, tikėti savo tapatybę, džiaugtis tą vietą, kurią esam ir daryti viską, kad ji būtų geresnė, patrauklesnė, kad ji užtikrintų augimą.